Sveiki, bičiuliai. Jūsų monitoriuose vėl nuogas futbolas. Praėjusį sykį mes kalbėjome apie atrankos į Europos čempionato nacionalinių rinktinių pagrindinį turnyrą varžybas. Apžvelgėme situaciją atrankos A grupėje. Šiandien tęsime pažintį su kitomis grupėmis, kalbėsime apie B ir C grupės, bet prieš tai turbūt gražu būtų papasakoti apie vakarykštę dieną. Aplamai šiomis dienomis, ne tik vakar, bet ir čia kitas dienas, daugelį Europos ir pasaulio stadionų įvyko visai eilė draugiškų rungtynių. Kai kurios, kurių buvo tikrai labai intriguojančios, nes juose jėgas išbandė komandos, kurių žaidimą malonu stebėti ir kurių žaidimas domina tikrai visus tuos, kurie myli futbolą. Tai pradžioj turbūt reiktų pasakyti apie Argentinos komandą. Visiems aišku įdomu, kokia būklė yra viena stipriausių pasaulio rinktinių, Argentinos komanda. Argentiniečiai pastaruoju metu žaidė dvi draugiškas rungtynės. Abiejose rungtynėse nedalyvavo dėl nedidelės kojos traumos, kaip teigiama, jų lyderis, jų puolimo lyderis Lionelis Messi. Tačiau ši šalis negali skųstis žaidėjų trūkumų, ypatingai puolimo grandyje. Ir abi draugiškas rungtynės nelabai lengvai, tačiau argentiniečiai laimėjo. Antros rungtynės įveikė Ekvadorą rezultatu 2-1. Nacionalinių rinktinių treneriai ir federacijos, kurioms rūpi, kaip jų komandos, kaip jų šalių komandos atrodys pasaulio futbolo kontekste ir svarbiausiose Europos ir pasaulio turnyruose, žinoma, pasinaudoja progą joms suteikta klubinio futbolo ir pasistengia savo žaidėjus išlaikyti ir sužaisti kiek įmanoma daugiau, sužaisti draugiškų rungtynių tam, kad patikrint savo sudėtis, patikrint žaidėjus, kurie tinka, patikrint žaidėjų formą ir taip toliau. Ir daugelis trenerių, kaip sakiau, pasinaudoja, vyko daugiau kaip 20 rungtynių. Iš mūsų dominančių šalių, įdomu, aišku, buvo, kad mūsų kaimynai Latvijai žaidė Ukrainoje, pasitikrino jėgas su šeimininkais, ir Latvijos futbolininkai iškovojo garbingas lygiąsias prieš ukrainiečius rezultatu 1-1. Daug buvo įdomių rungtynių, vienas iš jų, apie kurias verta turbūt pakalbėti, tai Italija, Anglija, dvi rinktinės, kurias turbūt reiktų priskirti prie Europos ir pasaulio futbolo elito, nors, žinoma, atsiras čia kalbančių, kad kur jau čia Anglija arba Italai, bet jeigu mes žiūrėtume istoriją, mes žiūrėtume futbolo populiarumą, futbolo vaidmenį šių šalių gyvenime, tai tikrai šalis, kur futbolas yra sportas numeris 1, ir žinoma buvo įdomu stebėti, kaip įvyks nors ir draugiškos, tačiau ganėtinai principinės rungtynės. Reiktų prisiminti, kad Europos čempionate paskutinėme būtent italai eliminavo anglus iš tolimesnės kovos dėl medalių. Šį kartą ypač italai žaidė tokia gerokai atnaujinta sudėtimi, tačiau jie pirmavo. Jie pirmavo po puolėjo žaidžiančio Anglijoje, būtent toks puolėjas pavardė Pelé galvą įmušė įvartį. Tačiau Anglijos rinktinė, kuri mažiau eksperimentuoja, kurie jau kurių sudėtys jau po trupučiuką nusistovi, žaidėjai jau nuosekliai kviečiami į komandą, tai kai kurie yra tikrinami. Anglijos rinktinė antrame kėlinyje atlikusi keletą keitimų, užspaudė varžovus, turėjo nemažą persvarą ir vienoje iš savo atakų tolimų smūgių
Tottenham Hotspurs krašto saugas Tausandas išlygino rezultatą ir rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Dar kas įdomu, apie ką reiktų turbūt pakalbėti, labai įdomios rungtynės vyko Olandijoje, kur ne pačius geriausius laikus išgyvenantį Olandijos rinktinę nusprendė sparingo partneriais pasikviesti taip pat pastaruoju metu neblizgančią, bet tikrai elitinę pasaulio nacionalinę komandą, tai buvusius pasaulio ir Europos čempionus, labai nesenai buvusius ispanus, kuriuos prieš tai pasaulio čempionate vykusiame Olandai sutriuškino, netikėtai visiems sutriuškino tokių stulbinančių rezultatų 5-1. Ir buvo galima laukti, kad ispanai tikrai pasistengs pasiekti bent tokį moralinį revanšą. Tačiau jiems tai nepavyko, nors pasaulio čempionate, kaip žinote, Olandams vadovavo kitas treneris, o jį pakeitusiam Gusui Hidingui, apie kurį mes pasakome praeitoje savo laidoje, kol kas nesiseka prikelti Olandijos rinktinės dvasios. Kame čia priežastis nieks nežino kol kas, pats Guso Hidingas irgi skundėsi, kad jis neranda sprendimų. Tačiau šiuose rungtynėse mes pamatėm, kad Olandijos specialistas tikrai dar turi rezervų, Olandijos rinktinė turi rezervų, jie žaidė pagal taktinę schemą 4-3-3 ir nuo pat pradžių žaidė labai dinamišką futbolą. Ir kai kurie žaidėjai stebino savo ir greičiais, ir savo motivaciją. Jau pradžioje rungtynių jie pelnė 2 įvarčius ir tikrai visas rungtynės nesėdo visai į gynybą ir puikiai sužaidė ir niekam daugiau nepavyko tiesą įmušti. Rezultatų 2-0 Olandai įveikė pasaulio čempionus ir ispanų treneriui Vicente Del Bosque tikrai galvos skausmo nesumažėjo, komanda kol kas ir toliau nedemonstruoja to, ko tikisi Ispanijos futbolo mylėtojai. Ir dar vienos rungtynės, tai taip pat ne tokia silpna, pakankamai aukštą vietą FIFA reitingų užimanti Portugalijos rinktinė nusprendė pailsėti, pasižaisti, pasismaginti ir pasikvietė sparingo partnerius komandą tokiu egzotišku pavadinimu, Žalio Kyšulio salų rinktinė. Ir pasismaginti portugalams nepavyko, jie gerokai nuliūdino savo gerbėjus, svečiai, sužaidė puikiai ir įmušė 2 įvarčius tokiai, sakyčiau, eksperimentiniai Portugalijos rinktiniai. Čia eksperimentinė, ne eksperimentinė, bet rezultatas įsiskaitys, visi tai prisimins ir portugalai savo aikštėje patyrė pralaimėjimą, pakankamai gėdingą pralaimėjimą 0-2. Teisybės labai gal reikia pasakyti, kad svarbiausias Portugalijos rinktinės žaidėjas Cristiano Ronaldo šitos rungtynėse nežaidė. O dabar mes grįžkime prie Europos futbolo atrankinių varžybų reikalų ir pakalbėkime apie kitas grupės, apie kurias mums iš eilės reikia kalbėti, yra B grupė. Šioje grupėje mes turime tokias komandas kaip Belgija, Velsas, Izraelis, Kipras, Bosnija ir Hercegovina bei Andora. Vakar kaip tik įvyko vienas šios grupės mačas, atidėtas mačas. Izraelio futbolininkai prieš 2 dienas turbūt 0-3 pralaimėjo Velsui su Garetu Beilu. Savo aikštėje priėmė stiprią, jauną, greitą ir ambicingą Belgijos rinktinę. Teko vakar stebėti šitas rungtynes. Jos buvo tokios labai skirtingos, 2 skirtingi kėliniai. Pirmam kėlinį labai greitai mušė įvartį. Belgijos futbolininkai tiesiog smaginosi ir žaidė tokį neskubotą, malonų akiai futbolą. Ir Izraelio vaikinai sėdėjo beveik aklovai gynybai. Retkarčiais bandė kontratakuoti, bet tai tikrai jiems sekėsi sunkiai. Belgai kontroliavo padėtį aikštėje visiškai. Čia antram kėliny
per pertrauką matyt gavę kitokius trenerio nurodymus, aikštės šeimininkai pradėjo žaisti aktyviau. Jie pradėjo ilgiau kontroliuoti kamuolį, prasidėjo kažkas pavojingesnio prie Belgijos rinktinės vartų, atliko keletą tolimų smūgių, visai neblogų. Ir jautėsi, kad Belgijos komanda nori kažkaip tas rungtynės dažaisti, kažkaip užbaigti. Jautėsi, kad motyvacija pas Belgijos žaidėjus po pirmo kėlinio kažkur dingo. Jie pradėjo, kaip sakoma, pižoninti šiek tiek. Ir vienoje iš situacijų komandos gynybos lyderis, komandos kapitonas Vincentas Kompany iš Manchester City pabandė pižoniškai sužaisti kairio krašto puolėjo pozicijoje, apsižaisti savo varžovą, jam tai nepavyko. Užpykęs Vincentas Kompany sužaidė grubokai prieš savo priešininką ir teisėjas vienareikšmiškai parodė Belgijos rinktinės kapitonui geltoną kortelę, tai buvo antroji geltona kortelė. Vincentas Kompany labai nepatenkintas turėjo palikti aikštę, o Belgija liko 10 ir žaidimas apsivertė visiškai aukštinkojam visą likusį laiką, tai gal buvo dar likusios 20 minučių. Aikštės šeimininkai, izraeliečiai spaudė belgus, atakavo, žaidė pakankamai išradingai ir įdomiai. Ir jeigu ne belgų vartose stovintis vienas geriausių šių dienų vartininkų Tibros Kurtuva, tikrai, manau, izraeliečiai gal būtų išgelbėtas rungtynės, tačiau belgam pavyko apsiginti. Linkstančiam kojam, pavargę, tačiau Belgijos futbolininkai iškovojo 3 taškus ir šiandien Belgijos komanda po šitos pergalės pakilo į pirmąją grupės vietą. Antroje vietoje Velsas, lygiai tiek pat taškų 11 turi. Izraeliečiai 2 rungtynės iš eilės pralaimėję. Šiandien turi 9 taškus, tačiau nepraranda šansų patekti į sekantį etapą. Aišku, stebina šiek tiek pakankamai žema Bosnijos ir Hercegovinos komandos užimama 5 vieta. Tačiau apie tai, kas vyksta šioje grupėje, mes toj pakalbėsime su Nogo futbolo ekspertu, vienu iš mūsų bendradarbių, Sauliumi. Eilinis telefoninis tilpas. Labas. Ja, mes vėl eteryje. Sauliau, mes eteryje, aš čia pakalbėjau mūsų žiūrovams apie padėtį B grupėje, apie tai papasakojau, kaip vakar Belga žaidė Izraelyje. Ką tu norėtum nuo savęs papasakoti apie padėtį ir apie komandas, ir apie jų galimybės, ir apie žaidėjus iš B grupės komandos? B grupė? Taip. Tai jeigu pats žiūrėjai vakar rungtynės, ar ne? Koks įspūdis paliko? Sakiau, aš papasakojau žiūrovams, kad įspūdis dvejopas, belgai pirmą kėlinį atrodė puikiai, užtikrinti, antrą kėlinį jie sėdo ir motyvacija dingo, jie matyt norėjo kažkaip, kad tas rungtynės pasibaigtų po pirmo kėlinio, jie tingėjo žaisti. Ir to pasinaudoja priešininkai. Kas įdomu apie belgus, tai belgai, supranti, tai mano manimu viena stipriausių dabar rinktinė yra, supranti. O vakar, kas įdomu, buvo pas Izraelį nežaidė 2 lyderiai, kaip ir Damary. Įdomu buvo pasižiūrėti, kai jie būtų dalyvavę. Jo, Damary yra antras, šiandien antras yra geriausių įvarčių mušiko grafoje, tarp kitko 5 įvarčių jo sąskaito. Jo, jis vakar nežaidė. Jo, tai va, o belgai, tai ką belgai? Belgai viena kiečiausia rinktinė
šiuo metu. Jo, belgai neturėjo, belgai iš tikrųjų irgi turėjo nemažą tokį trūkumą, nežaidė Lukaku, Evertono pagrindinis puolėjas. Nežiūrėjo rungtynių. Lukaku nežaidė antrų rungtynių iš eilės, jisai nežaidė ir prieš tai buvusių rungtynių. Kas tai grupiai stebina, suprantu, tai Bosniai su. Jo, aš būtent žiūrovami pasakiau, kad Bosniai stebina, jie turi... Man tai kažkas neįtikėtina. Liuličius, Pisevičius tam... Taip. O toks Izraelis, žinok, pakovos jisai vėl. Trejetuko tikrai. Vėlsas, suprantis, Vėlsas, Bielsk, Kardyse pilnas stadionas irgi vėl. Bet man įdomiausia, kaip Bosniai, ar jie išsikapstis ar ne, bet jau tokia dabar... Nu, jie dabar sėdi labai giliai, 5 taškai, atsilieka 6 taškais. 5 ir 6 taškai yra žiūri daug. Turint tokius žaidėjus kaip Džeko, Ibiševičių ir kitus, galingą rinktinę. O kad belgai ten bus pirmie, aš net nebejoju, nes ten kiek potencialo turi rinktinė, kad supranti, ten tu pasižiūrėk sudėtį. Ne, viskas aišku. Labai gerai vakar atrodė De Bruyne, kuris Wolfsburge dabar klesti, iš Chelsea atleistas krašto saugas, buvo vienas geriausių. Hazardas antrą kėlinį aptingo ryškiai ir jį pakeitė. Antrą kėlinį... 1-0 rezultatą pasidarė, gal ir turėjo, žinai, laikė jį kažkiek. Matyt, jis jau galvoja apie tai, kaip Chelsea reikia žaisti, jis jau antrą kėlinį jis beveik nežaidė, jis nustojo ten žaisti ir treneriai nuėmė. Bet esmė tame, kad ilgai, žinau, čia be konkurencijos į priekį, čia netiek kalbos, bet pats įdomumas supranti tarp Vėlso, Izraelio ir, nenurašau, dar Bosnija. Bosniai dar, jie motyvacijos turės, jie bent jau savo aikštėje tikrai atims taškus iš kažko. Man teko, supranti, kalbėti su, kai Bosniai prieš metus, kai jie pateko į pasaulio čempionatą, su Bosniu teko kalbėti, stadione. Jie ant tiek pamyšęs futbolą, kad, pas jas numeris mūno, kaip sakant. Gerai, Sauliau, perinam prie C grupės. C grupė yra, pasakysiu, komandas iš karto Slovakija, Ispanija, Ukraina, Baltarusija, Makedonija ir Liuksemburgas. O ten, žinau, kurį čia tai viskas aišku. Tau čia viskas aišku? Ja. Man aišku, nes Slovakai eis, kadangi Hamšiką turi ir plius puikiai gynyba ir tik 2 įvarčiai praleisti, tiek atrodo, ne? Jo, 2 įvarčiai tik tai praleisti. Ispanai, kaip sakant, eis. Rusai poliubomu eis. Kokie rusai? Baltarusiai? Ukrainiečiai? Ne, ukrainiečiai tai eis. Nes Ukrainai, supranti, dabar yra toks paklymas. Bet 2 komandos eina, Sauliau. Kijevo Dinamo. 2 komandos eina. Taip. Tai 2 eina, bet būtent Ukrainai trejetuką taikys. Tai trejetuką neužtenka, reiktų į 2 pataikyti. Ispanija, manau, neateis. Pralaimėjo Ispanija ir ten viskas. Gal, bet aš abejoju. Paprasčiausiai ukrainiečiai papuls į trejetuką. Galim pažiūrėti, kas su ko dar žais. Dabar ukrainiečiai žais su Liuksemburgu, Ispanai Baltarusijoje. Paskui... Baltarusijai, ten nebus problemų, manau. Ukraina žais su Baltarusiais, Ispanai turės šansą revanšuotis prie Slovakų savo aikštį. Atsiprašau. Čia dar klausimas. Slovakai taip galingai atrodo, supranti, gynyba labai kiek. Šiandien aš Sauliau kalbėjau čia, pasakojau apie rungtynes Olandija, Ispanija. Ir iš tikrųjų prieš rungtynės tai man tai buvo keista, kad Olandai, būdami tokioj pakankamai nelabai stiprioj būsenoje šiuo metu, pasikvietė sparingo partnerius tokius ispanus rimtus. Ir turėjo šansą dar labiau sugriauti savo reputaciją ir savo pasitikėjimą, savo jėgom, bet taip neatsitiko. Ir šiandien aš nemačiau tų rungtynių, bet tik skaičiau apžvalgas ir stebėsi ten, Olandai sužaidė puikų žaidimą, 3 puolėjais,
ir nustebino, ir be Rubeno, ir be Van Persie, jie turėjo persvarą ir visas rungtynės nesėdėjo gynybų ir žaidė. Va. Supranti, ispanus jis trauks ir teisėjai, ir ta pati federacija, UEFA, čia dabar vadinasi, net nežinau, jau, UEFA. Čia FIFA yra. Ukrainiečiai, supranti, įsitrejetuką, o Baltarusija, Makedonija, Liuksemburgas viskas. Ne, tai čia viskas aišku. Ja. Bet įdomiausia B grupė, Bosnija. O čia tai didelis klausukas. Kaip su tokiais žaidėjais, 5 taškeliai. Va. Čia įdomu. Tai va, čia... O tarp kitko, Izraelis. Dar gal daug ką nustebęs, aš taip galvoju. Nu, vakar jie mane antram kėlinį tikrai nustebino, jie atrodė įdomiai. Jie gali iš tikrųjų dar... Velsas labai nestabiliai lošia. Vienas rungtynės gerai, kitas gali sėst visai, nesuprasi Velsas. Nu, nėra tam pasieks futbolo tradicijai, tarkim, supranti, kad... Bet jie užsivedė irgi ten yra, jeigu porą lygerių dar nebuvo ir viską namuose, kai jie tam... nulis visą veiksą, tai tam bylos kiek skaičiuoti, Garedas net nežiūrėjo rungtynę. O galų galia ir Velsas, ką? Gali drąsiai išeiti, kodėl, ne? Jau būtų įdomu. Pas juos ten žaidžia visi žaidėjai praktiškai Anglijos... Taip. Anglijos salinė. Ten Tų ir Premier League ir visur. Tai va. O vėlai, kad išeis, tai čia net nebejoju. Čia galinga rinkti. Ok, Sauliau, ačiū už pokalbį. Baigiam dar vieną reportažą. Susitiksim artimiausiu metu, padarysim sekantį. Ačiū už pokalbį. Iki... Ir jums ačiū, mūsų žiūrovai, klausytojai. Žiūrėkite nuogą futbolą, skaitykite nuogą futbolą, žaiskite futbolą.